Labadiena, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, sveiki atvykę į Molėtus, kur pirmą kartą istorijoje vyksta trečiasis Lietuvos galiūnų čempionato etapas. Ir štai dalyviai, kurie kausis šiandien. Mindaugas Jarnas, Janis Šleckus, pirmasis Latvijos, iš viso 3 Latvijai dalyvaus šiandien, pirmą kartą taip pat istorijoje. Vilmantas, Dalius Ziminskas. Štai dar vieną matote irokezišką šukuosiną pasipuošusį Latviją Oskars Martužans. Taip pat šiose varžybose dalyvauja Darius Janutis. Jo gerbėjams taip pat bus puikus vakaras. Dainius Repšys. Na ir netrukus pamatysime grandus, kurie dalyvauja čia. Tadas Gečas, Edgars Anderson, štai jis trečiasis Latvijas. Ir žinoma, šio etapo favoritas Vidas Blekaitis. Taip pat Marijampolietis Saulius Brusokas. Geros formos yra Saulius ir Donaldas Andriulis dalyvauja šiose varžybose. Iš viso 12 sportininkų ir be jokios abejonės primename taisyklės Lietuvos galiūnų čempionato. Jeigu sugebi laimėti etapą, tu iš karto patenki į finalą. Ir pirmoji rungtis – automobilio laikymas. Iš karto noriu pristatyti mūsų šią transliaciją padeda stebėti savo puikiais komentarais, įžvalgom, prisidės prie reginio Žydrūnas Savickas. Sveiki, Žydrūnai. Sveiki. Ar nesuklydau pasakydamas, kad pirmą kartą Molėtuose tokios varžybos? Taip, Molėtuose pirmą kartą Lietuvos galiūnų čempionato etapas. Na, iš tikrųjų daug žymių žmonių padovanojo Lietuvai Molėtai. Tai Rolandas Kazlas, aktorius, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, politikas Povilas Gelys, Vaida Genytė, atsimenate dainą Supynės, taip pat Marius Ivaškevičius, prozininkas Arminas Lydeka. Ar Molėtai turi galiūnų, kurie kilę iš šio krašto? Na, stipriausių tarpe nėra iš Molėtų kilusių galiūnų, bet be abejo, kad yra stiprių sportininkų, kurie varžosi ir jėgos trikovės varžybose, ir štangos spaudimo varžybose. Ir manau, vieną dieną prisijungs ir į galiūnų varžybas. Beje, šiek tiek istorijos apie Lietuvos šių metų galiūnų čempionatą. Pirmąjį galiūnų čempionatą laimėjo Žydrūnas Savickas, iš karto užsitikrino jisai teisę rungtis finale, turbūt nieko keisto. Antrajame Lietuvos galiūnų čempionato etape iš viso varžėsi 12 aistruolių, tarp jų nebuvo 13 kartų šalies čempionų ir užtikrinta pirmojo etapą nugalėtojų Žydrūno Savicko. Antrą etapą taip pat iš eilės praleido ir Vytautas Lalas, ir tą antrąją etapą laimėjo Vidas Blekaitis, ar ne? Ir dabar trečiasis etapas. Ką čia mes galime išskirti favoritais? Brusokas, Blekaitis. Be abejonės, šie sportininkai yra favoritai. Taip pat, manau, iš Latvijos sportininkų kas nors gali su jais rimtai pakovoti. Ir pažiūrėsim, kaip atrodys Vilmantas Bliujus. Čia jo pirmos varžybos po traumos ir įdomu, kokią sportinę formą pademonstruos. Taip, pirmoji rungtis automobilio laikymas. Iš karto pirmas klausimas, kiek jis sveria štai šis automobilis. Tai atrodo nėra labai didelis, bet svorio turbūt yra. Automobilis sveria virš tonos, tačiau sportininkui tenka apie 300 kg svorio laikyti. Taip, ir žiūrėkime, Bliujus išlaikė 13 sekundžių, tai nėra daug šioje rungtyje. Tikrai nėra daug, manau, kad lyderiai turėtų išlaikyti virš 30 sekundžių, apie 40 sekundžių. Na ir dabar apie tuos lyderius. Be abejo, mes išskiriame Saulių Brusoką, Vidą Blekaitį. Vidas Blekaitis dalyvauja šiuose varžybose, tarsi vieta finale jau yra, kaip ir jūsų. Kodėl jis dalyvauja? Na, kadangi sportininkas turi laisvo laiko, tai aišku, norisi kuo daugiau etapų laimėti ir sudalyvauti, pasirodyti žiūrovams, ypatingai, kad Molėtuose pirmą kartą varžybas, manau, daug kas nori sudalyvauti. Beje, ir šiame etape nėra Vytauto Lalo. Jis, kaip ir jūs, vykstančiose varžybos, kai vyko šios varžybos, užkariavote Europą, ar ne? Taip, tą pačią dieną vyko Europos čempionatas ir Vytautas Lalas užėmė antrą vietą, o aš pirmąją vietą. Na ir turbūt teko kalbėti su Vytautu Lalu, kokie jo planai dėl Lietuvos galiūnų čempionato. Sportininkas dalyvaus sekančiame etape, 4 etape, kuris vyks Birštone, ir stengsis užimti pirmą, antrą vietą ir patekti į finalą. Taip, o dabar trumpai apie Latvius. 3 Latvijoje: Oskars Martužans, Janis Šleckus, pavardė beveik lietuviška, ir Edgars Andersons. Kokio tai kalibro sportininkai? Na, sportininkai yra Latvijoje pretenduojantis į prizininkų trejetą. Aišku, stipriausias jų šiuo metu yra Dainis Zageris, kuris dalyvavo čempionų lygos etapuose ir jį matome čempionų lygoje.
O šitie sportininkai yra pakankamai jauni, perspektyvūs ir bando papulti Latvijoje prizininkus. Dar priminkime, kad Lietuvos galiūnų čempionatas, jeigu neklystu, taip pat pirmą kartą istorijoje yra atviras. Pirmą kartą istorijoje atviras ir matėme ir iš Ukrainos sportininkų, dabar matome Latvijos sportininkus, taigi įdomu pasilyginti jėgas su kaimynais. Tik dar teisybės dėliai priminkime, kad dėl aukščiausių titulų jie negali kautis, tik dalyvauja tarsi ir svečių teisėmis. Taip, jie negali patekti į finalą, nes finale dalyvauja tik jau Lietuvos Respublikos. Beje, tokia dilema ir negali iškilti, nes kol kas visiems atvykėliams, kuriuos svetingai sutinkame, lietuviai nušluosta nosis. Manau, kad ir turėdami teorinį šansą jo neišnaudotų, vis tik tai pirmą, antrą vietą turėtų lietuviai laimėti. Saulius Brusokas finale vietą taip pat užsiėmė jau, ar ne, rezervavosi savo bilietą? Taip, jisai rezervavosi pirmame etape ir dabar dalyvauja visose etapuose, nori kuo daugiau laimėti aukštų vietų ir pasiruošti, manau, finalui puikiai, nes varžybos yra geriausia treniruoti. Na ir štai atėjo ta pirmos rungties tiesos akimirka. Saulius Brusokas 24 sekundės išlaikė. Beje, pirma rungtis, ko gero, buvo traukiami burtai, kai pasirodė sportininkai. Pirmoji rungty taip yra traukiami burtai ir šioje rungty tikrai burtai daug ką lemia, nes jeigu prieš tave laikęs sportininkas išlaiko 20 sekundžių, tai aišku, yra lengviau išlaikyti 21 sekundę, pakentėti 1-2 sekundės ir aplenkti. Na ir atskaitos taškas yra be jokios abejonės 20 sekundžių. Jeigu, kaip matėme iš sportininkų, išlaikai daugiau negu 20 sekundžių, jau ko gero ir gali galvoti apie didesnį taškų skaičių ir aukštesnę turnyrinę vietą. Kol kas Saulius Brusokas 24 sekundės, o dabar žiūrėkime, kiekgi laikys šį svorį. 1 tona, o rankom, kaip sakė Žydrūnas Savickas, ir kojom tenka 300 kg, ar ne? Taip. Ir 20 sekundžių, ko gero, be vargo išlaikys. Tik tai dabar įdomiausias klausimas, ar pavyks aplenkti vieną geriausių, ko gero, savo draugų, Saulių Brusoką. Tai panašu, kad Vidas Blekaitis niekam nepalieka vilčių šioje rungtyje ir atrodo, jokių pastangų net nereikalauja iš Vido Blekaičio. Ši rungtis jau 35 sekundės, tarsi jau laikyti ir nebereikia. Taip, Vidas Blekaitis. Atėjau, pamačiau, nugalėjau 35 sekundės, 91 sekundės. Puikus Vido pasirodymas. Žvilgtelkime į šios rungties rezultatus. Automobilio laikymas pirmas, be jokios abejonės Vidas Blekaitis, Dalius Ziminskas antras, Latvis Janas Šleckus yra trečias. Taigi Vido Blekaičio misija įvykdyta. O dabar mūsų laukia antroji rungtis, tai yra 4 luitų kėlimas. Na, drįsčiau pastebėti, kad rungtis originalios. Na, tikrai šitame etape matome rungtis įdomesnės, kaip ir automobilio laikymas. Tai Lietuvos čempionate yra pirmą kartą naudojama ta rungtis, luitų kėlimą yra matę, bet taip pat nėra dažnai naudojama rungtis. Taip, ir pasižiūrėkite į šios rungties niuansus. Žmonių matome susirinkę daug, susidomėjimas, kaip sakė kolegos galiūnai, didelis buvo. Bent jau tai, ką matome, atrodo tikrai nemažai žmonių. Tikrai šiemet visus etapus susirenka daug žmonių ir ypatingai yra, kada mieste vyksta pirmą kartą galiūnų varžybos ir žmonės matę per televiziją nori pamatyti gyvai galiūnų varžybas, taigi susirenka visas miestas tada. Na ir iš tikrųjų šventė ir miestui ir matome, kad galiūnų sportas populiarėja neįtikėtinais tempais. Na, prie to be jokios abejonės prisideda puikus lietuvių pasirodymai tiek pasaulyje, tiek Europoje, tiek štai savoje šalyje. Vilmantas Bliujus, jam pirma rungtis nesusiklostė sėkmingai, pasižiūrėsime, kaip dabar klostysis pasirodymas jam antroje rungtyje. Kas čia svarbiausia šioje rungtyje? Tinkamai paskirstyti savo jėgas, laikymas, kad neslystų. Į ką čia reiktų mums, Žydrūnai, atkreipti dėmesį? Be abejo, nes sportininkai turi turėti labai stiprius pečius, stiprų tricepsą, kad iškelti šitą svorį, nes techniką čia labai sunku panaudoti, nes yra sudėtingas balansas ir sportininkai turi vis tik praktikavęs į šią rungtį. Pirmą kartą darant tikrai neiškelsi visų luitų. Taip, oro sąlygos taip pat panašu, kad nedžiugino. Oras toksai lietuviškas, ar ne? Taip, oro sąlygos nebuvo labai geros, bet sportininkai gali dalyvauti prie visko. O mes dabar padarykime trumpą pertraukėlę, po kurios grįšime į Lietuvos galiūnų čempionato trečiąjį etapą.
taip, gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės grįžtame į Molėtus. Čia antroji rungtis. Šiuose varžybose tai yra 4 luitų kėlimas. Priminsime, kad šiuose varžybose dalyvauja grandai Saulius Brusokas, Vidas Blekaitis. Tuo tarpu Žydrūnas Savickas, Vytautas Lalas užkariauja Europą. Ten jie, kaip žinome, jau iš spaudos ir kitų informacijos šaltinių pasirodė puikiai. Žydrūnas Savickas užėmė pirmąją vietą, antrąją Vytautas Lalas. O čia kaunamasi dėl kelialapio į finalą. Ir dabar dar noriu priminti, kad šias varžybas padeda stebėti Žydrūnas Savickas. Kokia situacija, dar kartą priminkite, bus, jeigu, pavyzdžiui, aukštas vietas užims Vidas Blekaitis arba Saulius Brusokas. Kadangi sportininkai yra patekę į finalą, tai jie atims galimybę kitiems sportininkams patekti, nes tik tai pirmą, antrą vietą užėmę sportininkai patenka automatiškai į finalą, o kiti sportininkai renkasi taškus. Tad neskaičiuos taip, kad pirmą, antrą vietą jau patekus, tai patenka trečia vieta. Ne, taip neskaičiuos, nes būtų ketvirtame etape patektų galbūt atsitiktinai sportininkai, tai vis tik tai, kas jau neužima pirmos, antros vietos, jie turi kovoti visose etapuose, surinkti maksimalų skaičių taškų. Ir taip pat priminame, kad šiuose varžybose dalyvauja netgi ir 3 Latvijos sportininkai ir jeigu jie užims pirmąją arba antrąją vietas, taip pat į finalą nepatenka, nes tai yra svečiai. Taip? Taip, jie dalyvauja tik etapuose, finalinėme etape dalyvauja tik lietuviai. Ir ko gero puikia proga taip pat priminti mūsų BTV televizijos sporto aistruoliams, kadagi vyks finalas. Finalas vyks rugpjūčio 31 dieną Pakruojyje. Na jau visai ne už kalnų, rugpjūčio 31 dieną Pakruojyje varžysis 6 ar 8 sportininkai. 8 sportininkai, 2 sportininkais daugiau negu pernai, būdavo 2 paskutinius metus 6 finalistai ir dabar grįžtame prie 8 finalistų. Taip, kadangi 8 sportininkai, tai taip iš akies skaičiuojant ir mažiau žinomi sportininkai turi šansą ir ten turbūt kova labai nirtinga vyksta dėl teisės patekti į finalą. Turbūt reikia dalyvauti visose etapuose. Taip, kol kas taškų skirtumas yra nedidelis ir daug sportininkų turi galimybės patekti į finalą. Ir šis etapas yra toks vienas iš svarbiausių, nes paskutinėme etape jau bus sunku susirinkti reikiamą taškų kiekį. Na taip, nes ten jau dalyvaus ir Vytautas Lalas, ir visi grandai, ar ne? Dar vienas sportininkas, tai yra Saulius Brusokas, kuriam nepavyksta iškelti visų 4 luitų. Kame čia problema? Na, sportininkas tikrai nustebino, nes Saulius yra iškėlęs 4 blokus, bet varžybos yra varžybos, ne visada pasiseka tai, ko nori. O čia Vidas Blekaitis, kuris laimėjo antrąjį etapą Telšiuose, ten jis surinko 78 taškus ir net 5 taškais aplenkė antroje vietoje likusi Marių Lalą, o trečia vieta prieš tai buvusiame etape atiteko Sauliui Brusokui, kuris surinko 66 taškus. Na ir žiūrėkime, Vidas Blekaitis iškels tokį svorį ar ne? Na, sportininkas yra tikrai daug kartų iškėlęs, aišku, jam kaip ir nereikia šiandien jau iškelti to svorio, bet... Na, kurgi tiek žiūrovų nuvilsi? Bet vis tik tai sportininkas bando. Bando ir nepavyksta. Nepavyksta, tarsi ir gerai suėmė, tarsi viską gerai darė, tiesiog nepavyko užfiksuoti. Žiūrime rezultatus, 4 luitų kėlimas. Pirmą vietą užima Donaldas Andriulis, netikėta. Antras Saulius Brusokas. Donaldas Andriulis, ar yra vienas iš tų, kurie pretenduoja į 8-tuką? Taip, sportininkas praktiškai užsitikrinęs, jeigu šiame etape gerai sudalyvaus vietą finale, nes pirmus 2 etapus labai aukštas vietas užėmė. Beje, pakalbėkime dar apie kitus sportininkus, kuriems šios varžybos ypač yra svarbios. Donaldas Andriulis, pavardę sužinojame, kas dar? Taip pat Dalius Ziminskas pretenduoja patekti į finalą, taip pat Mindaugas Jaras, Tadas Gečas turi galimybių patekti ir, aišku, Dainius Repšys, kuris taip pat, manau, kad turėtų patekti į finalą. Na, pretendentų į finalą netiek jau ir mažai. Jeigu Vidui Blekaičiui, sakykime, taip patriruodami, tai yra toks lengvas pasivaikščiojimas, tai kitiems sportininkams mirk arba gyvenk diena, ar ne? Be abejo, nes tos, kaip ir dabar yra 4 sportininkai patekę ir, aišku, tikrai paskutinėme etape turėtų 1-2 vietą užimti Vytautas Lalas, taigi lieka tik 3 vietos finale laisvos. Kadangi Lalo pavardę, Žydrūnai, pats paminėjote, kurgi Marius Lalas? Marius Lalas nutarė praleisti šį etapą ir pasiruošti 4 etapui. Pas juos vyksta principinė kova tarp Sauliaus Brusoko. Vieną etapą laimėjo Saulius, vieną Marius. Ir kiekvienas sportininkas nori kitą kartą taip pat laimėti.
tai Marius nutarė kartu su broliu varžytis Birštone. Ir pasiruošti. Taip, Marius Lalas taip pat jau turi užsitikrinęs kelialapį į finalą. Taip pat užsitikrinęs. Tai mes jau galime šiek tiek ir atskleisti kortas, kas bus. Žydrūnas Savickas tikrai bus, Vidas Blekaitis tikrai bus, Marius Lalas, Saulius Brusokas. Na ir jeigu neįvyks stebuklo, tai Vytautas Lalas taip pat. Taip, ko gero taip, visi apie jį galvoja, jis ko gero vieną etapą tikrai laimės arba bent jau bus antras, nes žinant kokius stebuklus šis sportininkas išdarinėja visame pasaulyje, turbūt kitaip ir neįsivaizduojame. Jo forma yra kuo puikiausia. Taip, na, o dabar štai ši rungtis, tai yra oficialiai vadinasi ši rungtis. Svorio atkelimas ir svoris yra 300 kg. 300 kg ir į kokį rezultatą, kokia siekiamybė yra šioje rungtyje. Jūs iš tikrųjų daug jau varžybų esate dalyvavęs ir stebėjęs. Kiek reikia atkelti, įdant galėtum patekti, pavyzdžiui, į trejetuką ir gauti taip reikalingų taškų? Na, čia svoris nėra labai didelis, vis tik tai galiūnai dalyvauja labai įvairiaus skirtingo pasiruošimo. Taigi 300 kg stipriems sportininkams gali tekti kelti labai daug kartų, galbūt net 15 ar 20 kartų, nes 340 stipriausių sportininkų atkelia daugiau negu 10 kartų, o čia tik tai 300 kg. 300 kg, na, be jokios abejonės, komiškai skamba tik 300 kg, žinant, kad tai dvigubai daugiau nei sveria sportininkai, bet iš Žydrūno jau išgirdome skaičius, į kuriuos turėtume atkreipti dėmesį. Nuo 15 iki 20 atkelimų beveik garantuotų sportininkų į trejetuką. Šis skaičius tikrai įveikiamas ir Sauliui Brusokui, ir Vidui Blekaičiui. O štai Latvis Edgars Andersons atkelia tik tai 10 kartų ir pagal jo veido išraišką suprantame, kad kažkas su sveikata, ar ne, pavedė, ar nugara, ar nuovargis, neaišku. Atrodo, kad sportininkas kažką turi problemų. Taip, ir dar vienas sportininkas, kurio pasirodymą netrukus pamatysime. Beje, tai yra trečiasis etapas, iš karto vėliau galbūt nebus progos apie tai pakalbėti. Ketvirtasis etapas, kur vyks ir kas ten žada dalyvauti. Ketvirtasis etapas vyks Birštone, taip pat matysime sportininkų iš Latvijos ir be abejonės dalyvaus Vytautas Lalas. Na, paminėjot Birštoną, ko gero pirmoji asociacija, kuri iškyla, tai Vidas Blekaitis, ar dalyvavo savo gimtajame mieste? Be abejonės, Vidas Blekaitis savo mieste visada dalyvauja varžybose ir, manau, stengsis kiek įmanoma geriau pasirodyti ir mesti iššūkį Vytautui Lalui. Aš taip pat pagalvoju, kad ateinantis etapas kursto daug įdomių intrigų ir daug prognozių. Vidas Blekaitis, būkime atviri, ko gero yra nesuvestos sąskaitos su Vytautu Lalu, ar ne? Be abejonės, sportininkas norėtų atsirevanšuoti už praėjusias kelias varžybas ir yra puikia proga namuose. Manau, kad sienos taip pat padės ir Vidas turėtų puikiai pasirodyti. Na, mūsų laukia neįtikėtina kova. Vidas Blekaitis, Vytautas Lalas. Prisimenant, kad Vidas Blekaitis yra 4 kartus Lietuvos galiūnų vicečempionas, žmogus, kuris visą laiką bent jau minimaliai užsitikrindavo antrąją vietą. Ir čia pasirodo Vytautas Lalas, kuris sumaišo visas kortas. Na, iš tikrųjų, kortas maišosi galiūnų sportui ir Vytautas Lalas tikrai labai paskutinius metus sustiprėjo ir sportininkui nebus Vidui lengva kovoti su Vytautu Lalu, bet namuose turėtų stengtis ir būtų įdomi kova. Vytautas Lalas, kaip geras vynas, su kiekvienais metais jis vis stiprin, ar jau beje ne vieną kartą ir jums mynė ant pėdų, ar nebijote konkurencijos? Mes kalbame apie Vidą, o gal ir apie jūs galima pašnekėti? Konkurencija yra gerai, nes tada skatina progresuoti. Praėjusiu metu Europos čempionate Vytautas Lalas buvo labai arti. Tik tai 2 ar 3 taškai buvo skirtumas. Taip, ten padovanojate puikią kovą. Taip pat pasaulio čempionate buvo labai minimalus skirtumas ir reikėjo šiek tiek pabėgti nuo Vytauto, tai Europos čempionate šiemet pavyko puikiai ir tas taškų persvara padidėjo iki 7 taškų nuo pernai. Na štai ir Vidas Blekaitis, ūgis 1,82 m, svoris 146, 2005 ir 2008 metų pasaulio komandinis galiūnų čempionas. 2006 metų vicečempionas, titulų labai daug, 2 kartus Baltijos šalių galiūnų čempionas,
pasaulio galiūnų čempionato 4 vietos laimėtojus ir jam priklauso tokie rekordai kaip 2009 metais Naščių rekordas ir rąsto kelimo rekordas 2007 metais. Yra rekordų ir Vido sąskaitoje. Taip, sportininkas tikrai prieš kelis metus Naščių nešime buvo stiprus, buvo pasiekęs pasaulio rekordą 2006 metais ir tai buvo tikrai jo viena iš geriausių rungčių. Šiandien yra geriausia rungtis, bet aišku, tas rekordas jau yra pagerintas, nes atsirado pasaulyje tikrai labai du stiprus sportininkai, Mike Jenkins ir Lawrence Šaliai, kurie Naščius neša beprotiškai greitai. Taip, o dabar žiūrėkime į tą trečiąją rungtį. Vidas Blekaitis 13 kartų atkėlė, Saulius Brusokas, kadangi prieš tai buvusioje rungtyje pasirodė geriau, pasirodo dabar po Vido Blekaičio. Ar pavyks jam peržengti tą 13 atkėlimų ribą, netrukus ir sužinosime. Ir nustebino praeitoje rungtyje Dalius Ziminskas. Pirmoji vieta, puiku. O čia Saulius Brusokas 10 kartų atkėlė, dar 3 kartai iki Vido. Ir tada galima jį aplenkti. 11 kartų laiko dar yra. 12 kartų užfiksuota. Ir dar vieną kartą 13 kartų. Lygiai tiek pat, kiek Vidas atkėlė ir Saulius Brusokas. Patenkintas savo pasirodymu. Taip, čia kiti galiūnai stebi pasirodymą, o dabar pasižiūrėkime rezultatus šioje rungtyje. Atkėlimo rungtis. Vidas Blekaitis dalinasi pirmąją, antrąją vietą su Saulium Brusoku. Tadas Gečas puikiai pasirodė. Dalius Ziminskas šioje rungtyje šiek tiek sušlubavo. Ir dabar keliaujame toliau. Rungtis, kuri gan nebūdinga vasaros sezonui, bet galiūnų sporte yra. Tai yra rogučių tempimas. Trumpai, Žydrūnai, apie šią rungtį, kiek tos rogutės sveria ir kokį atstumą reikia nutempti. Rogutės sveria 300 kg, reikia nutempti 20 metrų atstumą. Kadangi vasara, tai jos netaip lengvai ir čiuožia. Nes drįsčiau sakyti, kad labai sunkiai jos čia pasijudinamos iš vietos. Ir beje, dar Vida matydamas, pagalvojau vieną variantą, be jokios abejonės, jis kol kas yra šių varžybų lyderis, bet tokio benefiso kaip laimėti absoliučiai visas rungtis jau nepavyko jam padaryti. Ta konkurencija yra. Ar tai yra blogas Vido Blekaičio nusiteikimas? Na, manau, kad tiesiog Saulius puikiai pasiruošęs varžybom ir kol kas jam geriau sekasi. Vidas pirmoji rungtyje užsigarantavo šiokią tokią persvarą. Manau, kad jisai žiūri galutinę rikiuotę ir stengiasi kiekvienoje rungtyje per daug nesiplėšyti. Na, žinoma, būtų apmaudu vidury sezono gauti traumą, tada tu, be jokios abejonės, to nelinkime, bet Vidas Blekaitis šiuose rungtynėse matosi, kad šiek tiek tausoja save, vykdydamas vieną ar kitą rungtį. Na, sezonas dar ilgas, tai iš tikrųjų sportininkai turi pataupyti jėgas ir jau patekę sportininkai, aišku, galvoja apie finalą. Taip, būtent ir apie finalą, ir apie artėjantį etapą Birštone. Ten ta mikrodvikova tarp Vytauto Lalo, o galų gale ir finalas. Taip, užsiminiau, kad šiuo metu, kai vyksta Molėtuose trečiasis Lietuvos galiūnų čempionato etapas, jūs triumfavote su Vytautu Lalu ir užkariavote Europą. Ar bus dar kokie šiais metais svarbus pasirodymai pasaulyje? Iš karto po Europos čempionato vyko svarbios varžybos Kinijoje, pasaulio taurė. Man pavyko laimėti, antras buvo Islandijos sportininkas Thor, kurį matysime ir Lietuvoje čempionų lygoje rudenį. Tikrai stiprus sportininkas, 2,05 ūgio sportininkas, buvęs krepšininkas. Beje, tas sportininkas vis labiau priverčia visus galiūnų sporto gerbėjus jį atidžiau pasižiūrėti, atkreipti dėmesį į jo karjerą, ar ne? Jisai stebina daugelį. Na, iš tikrųjų, sportininkas yra labai stiprus, labai turi gerus duomenis ir kiekvienais metais vis stiprėja. Pernai užėmė 3. vietą pasaulio čempionate. Dabar 2. vietą pasaulio taurėje Kinijoje, tai iš tikrųjų sportininkas duoda sunerimti pagrindiniams varžovams. Na kągi, tiek apie Islandą, dabar grįžkime prie lietuvių. Vilmantas Bliujus, nesiklosto jam šios varžybos. Na, sportininkas vis tik tai, manau, atsargiai dalyvauja, nes buvo tikrai sudėtinga trauma, galbūt dar nepilnai ir atsistatęs po tos traumos, nes buvo įtrūkęs labai didelis plyšimas blauzdos raumuo.
tai aišku reikia labai saugoti, kad neatsinaujintų traumų. Beje, labai norisi padėkoti ir jums už tarpininkavimą. Daugelis galiūnų, kuriuos matome šiandien čia, varžantis Molėtuose, yra buvę ir mūsų studijoje. Tiek Vidas Blekaitis yra padėjęs komentuoti, tiek Saulius Brusokas, tiek Vilmantas Bliuvis. Taip, visi sportininkai yra išbandę komentatoriaus amatą. Manau, kad labai gerai pažiūrėti varžybas ir iš šalies. Na, be jokios abejonės, ar tarpusavį galiūnai pakalbate, vienas kitą patraukite per dantį, kalbant apie komentavimą? Kodėl tu apie mane geriau nepasakėjai, kodėl tada kritikavai? Na, trupučiuką to yra, aišku, be abejonės. Na ir tose neoficialiuose varžybose, ko gero, ir jūs lyderis pirmaujate pagal komentarų kiekį ir kokybę. Na, iš tikrųjų daugiausia komentuoja varžybų, tai daugiausia ten ir esu. Taip, iš tikrųjų, iš savo varpinės pasakysiu, kad yra labai gera ir įdomu komentuoti kartu su stipriausiu pasaulio žmogumi. Taip, matome, kaip pasirodė Latvių galiūnai, kol kas niekam nepavyksta įveikti viso atstumo, o čia štai tokia mikrodvikova, lietuvis prieš Latvį. Ir pasižiūrėsime, kas laimės. Latvių galiūnas su irokeziška šukuosena labai puikiai startavo. Labai puikiai startavo, puikiai technika pasirinkta, maži žingsneliai. Ir dabar jau keičiama technika, bet pradžioje tikrai sportininkas padarė labai gerą spurtą. Na čia taip ta vadinamoji sprogstamoji jėga. Niekad nereikia galvoti, kad sunku, o eini nusteikęs, kad tau tikrai pavyks. O štai Lietuvos galiūnui labai sunkiai sekasi išjudinti. Ir Latvis taip pat po spurto šiek tiek pristabdė žingsnius ir štai taip dabar reikia praktiškai, kaip sakoma, dantimis atkovoti po centimetrą. Bet panašu, kad Latvijai pavyks. Turėtų pabaigti, nes tikrai nedaug liko ir sportininkas pirmasis, kuris įveikė visą atstumą. Ir štai kiek daug jėgų pareikalavo iš Latvijos galiūno ši rungtis, bet jis pirmasis, kaip sakė Žydrūnas, įveikė šią visą trasą. Ir labai norisi tikėtis, kad pavyks įveikti šį atstumą Sauliui Brusokui ir Vidui Blekaičiui. Čia puikiai pamoka jauniesiems galiūnams pasižiūrėti, kaip reikia kauti šioje rungtyje. Žiūrėkite, atrodo, vienu atsikvėpimu Vidas Blekaitis įkvėpė ir įgijo pranašumą, o tada jau gali šiek tiek ir atsikvėpti. O štai Sauliaus Brusoko visai kitokia technika. Jeigu Vido Blekaičio, kaip ir Žydrūnas gyrė, mažai žingsneliais į priekį, tai Saulius Brusokas traukia žingsnis, ar ne? Na, Vidas Blekaitis truputį daugiau sveria, aišku, čia labai svarbu yra kūno masė, nes kuo sportininkas sunkesnis, tuo lengviau yra. Na, žvilgtelkim, Vidas Blekaitis 146 kg, Saulius Brusokas 135, na taip, 11 kg daugiau sveria Vidas Blekaitis, čia turbūt irgi yra, kaip sakė Žydrūnas, pranašumas šioje rungtyje. Na, nepaliauju žavėti Sauliu Brusoku ir jo jėgos galimybėmis ir jo dalyvavimu. Visada žiūrovams patinka Saulius Brusokas, labai jau kritiškas šis sportininkas yra savo, o mes galime pasižiūrėti rogučių tempimo rezultatus. Vidas Blekaitis be jokios abejonės pirmas, Saulius Brusokas antras, Oskars Martužans trečias ir Oskars Martužans po truputį jau žiūrėkit ketvirtoje vietoje. Vidas Blekaitis pirmas, Saulius Brusokas antras. Tai buvo 4 rungtys, o dabar mes keliaujame į 5-ąją rungtį. Tai yra puikiai pažįstama galiūnų sporto gerbėjams rungtis. Laikrodžio rungtis. Koks čia svoris ir koks ilgis? Svoris yra 350 kg, o distancija yra tokia, kokia jau sportininkas įveiks. Kiekvienas sportininkas tengiasi kuo didesnį distanciją veikti. Manau, kad turėtų 3 ratus apsukti lyderį. Lyderiui reikėtų 3 ratų. Štai žinome atskaitos tašką. Beje, ar ruoždamisi čempionatui rungtis dėliojate taip, kurios patinka žiūrovams? Beje, kokios rungtis labiausiai patinka žiūrovams? Be jokios abejonės automobilis? Be abejonės akmenų sukėlimas? Automobilis, akmenys, vilkiko tempimas, kur sportininkai tempia didžiulius daiktus, tai labai įdomu žiūrovam. Stengiamės, kad visose etapuose būtų visos rungtys, kad kiekviename etape būtų skirtingos rungtys. Todėl matome šitame etape tokias retesnės rungtys, nes pirmam, antrame etape jau beveik visos žinomos rungtys buvo panaudotos. Taip, ir kas šioms varžyboms teisėjauja, jeigu tarptautinės varžybos komentuojame, visada pristatome, pristatykime ir šį kartą.
šį kartą teisėjauja Darius Šukys, vyriausias teisėjas. Kuris taip pat buvo mūsų studijoje beje ir taip pat labai įdomiai komentavo. Taigi 3 ratai beveik privalomi, jeigu galvoji patekti į trejetuką šioje rungtyje. 350 kg Edgars Andersons nutempė 30 metrų 56 centimetrus. Nėra jau blogas rezultatas, o mes be jokios abejonės žiūrėkime į Dalių Ziminską. Jis pretenduoja taip pat į aukštas vietas ir Oskars Martužans yra jo artimiausias oponentas. Na, įdomi kova vyksta tarp 4., 5., 6 vietų. Ten yra labai karšta. Dalius Ziminskas, Janis Šleckus, Donaldas Andriulis, Oskars Martužans. Tai atkreipkite dėmesį į šiuos sportininkus. Ten kaunamasi dėl kiekvieno taško ir pirmasis šią kovą pradeda Dalius Ziminskas. Sėkmės jam visokiojopos. Dalius Ziminskas, ši rungtis jam gera. 31 metras, 56 centimetrai. 3 ratai kiek būtų metrų? 3 ratai būtų apie 50 metrų. Kol kas sportininkai nepriartėjo prie to. Galbūt šiandien sportininkam yra sunku, bet aišku matysime lyderius ir galbūt jie priartės prie to. Taip, Dalius Ziminskas, na, iki to 50 trūksta, bet tarp tų, kurie pasirodė iki šiol, 31 metras atrodo visai solidžiai. Ir žiūrėkime šio Galiūno pasirodymus, viskas buksuoja, Janis Šleckus, 25 metrai. Taisyklės, ko gero, yra tokios, kad jeigu padedi atsikvėpti, jau negalėjai, ne? Taip, jeigu padedi, viskas baigėsi ėjimas ir negalim antrą kartą kelti svorio. Taigi apie jokį atsikvėpimą čia negali būti nie kalbos ir daug dalykų priklauso. Tas pirmas pakelimas turi būti tobulas užfiksavimas, o štai šis sportininkas iš karto matosi, kad daug svorio nenutems. Taip, sportininkui jau sunku net atkelti ir matome rankos paleidžia ir kada rankos paleidžia jau nieko toli nenuneš sportininkas, nors kantrybės Mindaugas Jaras turi ir tokioj blogoj pozicijoje dar neša. Štai Mindaugo Jaro rezultatas 23 metrai 40 centimetrų, o mums režisieriai rodo, kad vėl darykime trumpą pertraukėlę, susitiksime iš karto po jos. Taip, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai, eteryje vėl karaliauja Galiūnai ir čia 3. Galiūnų čempionato etapas, kuris vyksta Molėtuose, atiduokime duoklę ir šiam miestui. Vardo kilmė nėra visiškai aiški, bet yra spėlionių, kad miesto kilmė Molėtų susijusi su žodžiu Molėtas. Molingas, Molėtas laukas, žemė. Taigi Molėtai galėjo iš pradžių reikšti molingi laukai arba molio spalvos laukai. Beje, 20 amžiaus pirmoje pusėje minimi kaip Malėtai. Ir pirmą kartą šaltiniuose Molėtai paminėti 1387 metais, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila juos padovanojo Vilniaus vyskupijai. Tai tiek apie Molėtus, o dabar grįžkime į Galiūnų ringą, jeigu galima tai pasakyti. Čia vyksta arši atkakli kova. Kol kas lyderiai, kaip ir reikėjo tikėtis, yra Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas, žmonės, kurie jau užsitikrino vietą finale, bet kiti kaunasi išsijuose dėl taškų. Vienas iš jų Oskars Martužans, kuris parodo geriausią rezultatą – 47 metrai. Tikrai sportininkas parodo puikų rezultatą. Jo pagrindinis priešininkas dėl 3 vietos Donaldas Andriulis labai prastai sustartuoja šioje rungtyje, taigi sportininkas pagerina savo pozicijas kovoje dėl 3 vietos. O dabar visų žvilgsniai nukreipti į Marijampoliečio Sauliaus Brusoko pasirodymą. Ar jam pavyks aplenkti Latvijos Galiūną? Atrodo, atiduoda paskutinės jėgas Saulius Brusokas. Na, virš 30 metrų, ko gero, jisai ir nenutems. Taip, Saulius Brusokas viso labo 28 metrai 70 centimetrų. Kas čia kaltas? Užfiksavimas svorio. Nuovargis. Na, tikrai Saulius čia nustebino, nes jisai labai yra stiprus šioje rungtyje. Galbūt matėme naudojasi alkūnių įtvarus ir manau, kad jie yra šiaip netinkami šioje rungtyje ir galbūt dėl to šiek tiek nuslydo ir sportininkas prarado gerą sukibimą su prietais. Klausimas, kuris kankina daugelį gerbėjų. Ir Vidas Blekaitis apgins Lietuvos garbę ir aplenks Latvį. Ne, Vidas Blekaitis 36 metrai lygiai, labai greitai startavo, o šią rungtį laimi Latvijos atstovas, dalyvaujantis svečių teisėmis, ir jis net 11 metrų aplenkė Vidą Blekaitį. Puikus Latvio pasirodymas ir Latvija šioje rungtyje gauna 12 taškų ir taip žymiai ženkliai pagerina savo
situacija bendroje turnyrinėje lentelėje. Ir beje, Oskaras Martužans kaunasi ne tik su Dalium Zimicku, Donaldu Andriuliu dėl taškų, bet jau po truputį ir Sauliui Brusokui lipa ant kulnų. Tad iš tikrųjų bus į ką pasižiūrėti paskutinėse rungtyse. O čia dar viena rungtis, kuri, kaip minėjome su Žydrūnu Savicku, labai patinka visiems Lietuvos galiūnų gerbėjams. Tai yra automobilio tempimas. Trumpai apie šią rungtį, kiek sveria, koks atstumas, kurį reikia nutempti. Kiek sveria automobilis? Automobilis sveria apie 8 tonas, bet matome, kad sportininkam tenka įkalnę tempti ir rezultatai nestebina. Sportininkam bus sunku šiandien įveikti visą distanciją. Matome, Donaldas Andriulis tik tai 75 cm įveikė. Labai nenusisekė jam šį rungtis. Vilmantas Bliujus šiek tiek geriau tempia, bet taip pat matome, kad susiduria su problemomis. Ir laikas jau taip pat eina į pabaigą. Vilmantas Bliujus, ko gero, norėtų pamiršti šias varžybas. Kuo greičiau? Na, manau, kad vis tik tai po traumos grįžimas yra svarbus psichologiškai ir jau kitose etapuose sportininkas turėtų geriau startuoti. Nu kągi, linkime visokiojo pasiekmės Vilmantui Bliujui, jį tikrai palaikome ir jo rezultatas kol kas 12 metrų, o čia Saulius Brusokas. Žiūrėkime, ką parodė Saulius. Taip, pradžioje svarbiausia išjudinta 8 tonas sverianti monstrą, mažai žingsneliais po truputį atkovoja vis daugiau teritorijos Saulius Brusokas, bet kaip sakė Žydrūnas Savickas, tai yra įkalnė ir tai yra beprotiškai sunki užduotis. Ir Saulius Brusokas atrodo jau buvo išjudinęs, o čia vėl mirties taškas. Toksai, kada nebegali pajudinti štai šio svorio 90 cm. Nedaug ir jau pavojaus varpai šiokie tokie, sakykime, taip jau kalbame apie šį etapą Sauliui Brusokui. Labai įdomu, kaip pasirodys Oskaras Martužans. Pagal sudėjimą jam šį rungtis turėtų būti paranki. Turėtų būti parankis, sportininkas aukštas, turi didelę kūno masę, taigi šioje rungtyje gali jisai puikiai pasirodyti, bet matome labai skirtingai sportininkams sekasi šioje rungtyje. Vilmantas Bliujus kažkaip pratempė tą tašką, metrų, nedaug. Tą tašką, kuriame kiti sportininkai pabaigė, nes matome, kad pirmas metras yra labai sunku patempti. Iš ties, Žydrūnai, labai gerai pastebėjote, tie atstumai nuo 60 iki metro, tai yra tas mirties taškas. Arba toliau pratempi ir tada jau viskas kaip iš pypkės, arba sustoji. Ar sustos Vidas Blekaitis? Netrukus sužinosime. Matome, kad čia labai svarbus geras startas, nes jeigu sportininkai užstringa startę, tai tada nebegali gerai tempti. O Vidui pasisekė, kaip ir Vilmantui Bliujui, tempė tikrai gerai. Ir panašu, kad Vidas viskas išjudino šį 8 tonų monstrą ir netgi pabaigs visą trasą, ko gero, ir įtilps į laiką. Na, dabar tikrai mašina lengvai rieda ir, kaip matome, tik tai starte yra didelės problemos. Žiūrovai patenkinti birštoniečio Vido Blekaičio pasirodymu. Na ir ko gero taip pat Vidas Blekaitis iškels rankas į viršų, tai patenkintas. 38 sekundės 46 šimtosios. Dabar belieka pamatyti Oskaras Martužans rezultatą. Žinoma, mums svarbu, ar jisai pratems daugiau nei metrą ir taip pat kovos taškų iš Sauliaus Brusoko. Ir be jokios abejonės įdomu, ar jis pabaigs visą trasą. Atrodo, su tuo kritiniu tašku Oskaras Martužans susitvarko ir tempas visai neblogas. Taip, ir tempas neblogas. Manau, kad sportininkas turėtų baigti distanciją kaip ir Vidas Blekaitis. Vido Blekaičio laikas, jeigu neklystu, 38 sekundės. Ar į tokį laiką įtilps Oskaras Martužans? Bijau suklysti, 38-36. Oskaras Martužans, na labai įdomu pamatyti rezultatą. Nejaugi Latvijas laimės dar vieną rungtį ir atims taškų ne tik iš Sauliaus Brusoko, bet ir iš Vido Blekaičio. Taip, gal tik pabaiga šiek tiek lėtesnė. Žiūrime rezultatą. Oskaras Martužans, rodykite jo laiką, 41 sekundė. Vidas Blekaitis pasirodė geriau ir patenkinta Latvijos galiūno palaikomoji grupė. O čia Darius Janutis. Na, sportininkui tikrai sunku šioje rungtyje, nes sveria jisai nedaug, lengviausias varžybų dalyvis, o šioje rungtyje kūno svoris tikrai labai daug lemia ir matome,
kad automobilis sustojo kaip įbestas. Na taip, ir ko gero net nereikia sakyti ties kokia adžima sustojo automobilis ties 1 metru, bet lyg Feniksas iš pelenų pakyla šis galiūnas. Na, iš tikrųjų nustebino jisai, manau, ne vieną dalyvį, kad sugebėjo iš to mirties taško išjudinti automobilį. Darius Janutis, trumpai apie šį sportininką, iš kur jis, kokie titulai? Sportininkas iš Tauragės, kol kas didesnių titulų neturi, bet dalyvauja pastoviai Lietuvos galiūnų čempionatuose ir vis tik tai kiekvienais metais šiek tiek stiprėja. Ir manau, kad už kelių metų galės varžytis kaip lygus su lygiais ir su kitais sportininkais. Taip, įdomia seka pasirodo čia sportininkai. Vidas Blekaitis, Saulius Brusokas, Oskaras Martužans ir dabar matome kitus sportininkus. Kadangi varžybose nebuvau, tai pagal viską tikriausiai sportininkam buvo leista pertempti automobilį antrą kartą. Taip kartais įvyksta varžybose, kaip pirma neseniai čempionų lygoje Olandijoje, automobilis buvo įjungtas ant tokios pavaros, kur buvo labai sunku tempti ir aš neįveikiau distancijos. Ir vėliau apsižiūrė, ar ne? Po to teisėjai apžiūrėjo, kad čia buvo tokia problema ir leido man pertempti antrą kartą. Aš toje rungtyje gerai pasirodžiau, bet man labai daug jėgų kainavo tas vienas tempimas su praktiškai sustabdžiais automobilį. Nu ir žiūrėkit, ką išdarinėja Dainius Repšys, šaunuolis. 44 sekundės, žvilgtelkime į rezultatus. Pirmoji vietoje Vidas Blekaitis, Oskaras Martužans, Repšys 3, Bliujus, kur Brusokas 6 ar 7. Automobilio rungties rezultatai išties labai įdomus ir kiek iš viso rungčių? 6 tradiciškai ir ko gero Akmenys yra paskutinė. Šiame galiūnų čempionate 7 rungtys yra kiekviename etape, finale taip pat žada būti 7 rungtys. Na tai reikia labai jau gerai paskirstyti jėgas ir apgalvoti visą taktiką. O čia akmenų sukėlimo rungtis. Kas šioje rungtyje favoritoje Oskaras Martužans, jam labai tinkama rungtis. Manau, kad vis tik tai turėtų šią rungtį laimėti Vidas Blekaitis. Saulius Brusokas tikrai puikiai dabar kelia akmenis. Na ir pažiūrėsime, kaip Latvijos sportininkai kels, nes Oskaras Martužans tikrai yra pajėgus šioje rungtyje. Ir gerai sudėta, šioje rungtyje kaip tik tinkamas. Sakykit, ar nustebino jūs Latvijo Oskaras Martužans? Kiti sportininkai tarsi labai, na ne, yra ir Janis Šleckus kaunasi dėl taškų ir labai neblogai kol kas atrodo. Na, sportininkai jauni labai ir iš tikrųjų pakankamai stiprus. Manau, kad jie po poros metų bus Latvijoje vieni iš lyderių. O mūsų kontekste, sakykime taip, Latvija yra, bent jau 2 Latvijai yra stiprus vidutiniokai, taip? Taip, jie yra stiprus vidutiniokai ir matome, kad tikrai Latvijoje galiūnų sportas taip pat labai populiarėja ir atsiranda daug pajėgių sportininkų. Na, perima visas geriausias savybės iš lietuvių, su gero Latvijai ir duoda apie save žinoti. O dabar akmenų sukėlimo rungtis, primenam, kiek sveria akmenys, mažiausias, jeigu neklystu, 110 ar 120? Mažiausias 110, o sunkiausias 180. Taip, ir be jokios abejonės, taisyklės labai paprastus, reikia kuo greičiau sukelti akmenis ir kai tai padarai, žiūrim rezultatą ir tada, ajajai, kaip nepasisekė Vilmantui Bliujui. Labai apmaudi klaida. Labai apmaudi klaida, sportininkas buvo užkėlęs ir nepavyko šito akmens užfiksuoti. Beje, drįsčiau pasakyti, kad senai mačiau tokią klaidą galiūnų sporte, ypač akmenų sukėlimo rungtyje. Būna, kad trūksta šiek tiek pakelti, bet kad taip išriedėtų pro šoną, na, nedažnai tenka. Matėme prieš porą metų Lietuvos galiūnų čempionate, kaip Vidas Blekaitis lengviausią akmenį permetė, bet kad sunkiausią akmenį tai permestų dar nemačiau. Būtent 180 kg, na, nepatenkintas, aišku, Vilmantas Bliujus, daug emocijų. Kita vertus, šis kuriozinis atvejis eis į istoriją, net nebejoju, ir pasirodys reklaminiuose klipukuose, reklamuojant Lietuvos galiūnų sportą. Donaldas Andriulis, 4 akmenys, 24 sekundės. Donaldas Andriulis taip pat kol kas kaunasi dėl taškų su Janiu Šleckum, Daliu Ziminsko, Oskaras Martužans. Lyderiai jau ko gero Vidas Blekaitis nebepavėjamas, o štai Sauliui Brusokui reikia sunerimti, jam į nugarą alsuoja kiti sportininkai. Pasižiūrėsime, kaip susiklostys šios varžybos, šis etapas Molėtuose, artėja pasirodymas favoritų šios rungties.
O dabar stebime dar vieno Galiūno pasirodymą ir štai čia 180 kg akmuo, belieka jį tik tai suimti, kad neslystų, taip užfiksuoja. Mados, kurias atnešė airiai, mūsų Vytautas Lalas, ar ne, ta izoliacija, apie kurią ne vieną kartą minėjome, jie perima šitą madą ir Latvijos sportininkai. Janis Šleskus, 4 akmenys sukelti, o dabar Dalius Ziminskas. Jam labai svarbus pasirodymas. Sportininkas ruošiasi dalyvauti pasaulio čempionate svorio kategoriją iki 105 kg, kuris vyks Liepos pabaigos Ukrainoje, taigi čia jam yra puikiai treniruoti prieš tas varžybas. Ar jis vienintelis iš Lietuvos Galiūnų šioje kategorijoje pasirodys? Na taip, 105 kg. Taip, jis vienintelis sportininkas. Jis yra arčiausiai to svorio, kur gali numesti ir įtilpti į tą svorio kategoriją. Kokie jo šansai tose varžybose? Na, kadangi tikrai 105 kategorijoje labai sunku prognozuoti, manau, kad sportininkas turėtų pasirodyti gerai, nes vis tik tai rungtys yra gan palankios. Dalius Ziminskas 4 akmenys sukėlė per 26 sekundės, kad ir kaip žiūrovai ragino užkelti tą sunkiausią, bet jau keliant matėsi, kad jisai išsprūs, ar ne? Akmuo. Na, iš tikrųjų, sportininkas kol kas nėra įveikęs to akmens, bet laiko dar yra, reikia treniruotis. O dabar dėmesio, Oskaras Martužans, taip maloniai nustebinė šiose varžybose, kol kas jisai be klaidų. Be klaidų, bet tempas nėra labai greitas, tai Sauliui Brusokui nebus sunku jį aplenkti. Na, žiūrėsime, kol kas iš tikrųjų gan lėtai, bet sakykime taip užtikrintai kelia. Ir lieka paskutinis 5 akmuo, 180 kg. Ir užfiksuoja. Šioks toks poilsis, suima ir panašu, kad užkels. Dar šiek tiek. Taip, Oskaras Martužans. Perkančiais žvaigždės. O štai ir tokia situacija būna Galiūnų sporte. Ką daryti? Be jokios abejonės, plėšyti marškinėlius. Taip, Saulius Brusokas. Ar pavyks jam aplenkti Latvį? Saulius Brusokas iš karto ima tokį tempą, kuris, ko gero, iš karto parodo, kas čia yra padėties šeimininkas. Saulius Brusokas 2012 metais jis rasto kėlime pasiekė rekordą, 2007 metais našių nešime rekordas, be jokios abejonės, vėliau rekordai buvo pagerinti, bet rekordų savo sąskaitoje jis taip pat turi. Saulius Brusokas 25 sekundės 45 šimtosios. Puiku, kalbant iš Sauliaus Brusoko pozicijų. O dabar dar vienas įdomus momentas. Arvydas Blekaitis, kuris visada puikiai pasirodo šioje rungtyje. Ar pavyks jam aplenkti Saulių Brusoką ir įtilpti 25 sekundės, o gal netgi ir parodyti geresnį rezultatą. Štai taip su visa medžiaga pakelia akmenį ir lieka vienas akmuo ir rezultatas tikrai bus geresnis, ko gero, negu Saulius. Spėju, kad apie 20 sekundžių rodykite rezultatą. Nu, 25 sekundės, o Saulius buvo 26, ar ne? Labai panašus rezultatas. Štai pačiam įdomu, žiūrėkime. Blekaitis visgi taip, 10 sekundėmis pirmas, Brusokas antras. Pavyko Vidui Blekaičiui laimėti šią rungtį, o dabar po visų rungčių rezultatas yra toksai. Taip, tai buvo paskutinė rungtis, Vidas Blekaitis surinko 80 taškų, Saulius Brusokas 67, Oskaras Martužans 63 taškus. Tik 3,5 taško atsiliko nuo Saulius Brusoko Oskaras Martužans. Sveikiname Oskarą, tikrai puikus Latvių Galiūno pasirodymas. Saulius Brusokas šioje etape visi čempionas ir Vidas Blekaitis. Jau antras etapas, kuriame jis yra nenugalimas. Kągi, dėkojame Žydrūnui Savickui už puikius komentarus. Ačiū tiems, kurie žiūrėjote šį etapą. Susitiksime 4 etape Birštone. Ten žada būti labai karšta. Iki pasimatymo. Iki.